linkėjimą iš saulėtos Žemaitės. Pavasaris jau atėjo. Saulė šveist pradėjai. Reiškia, reikia kažkom pamėginti pasitaisyti tuo, ko dar nesam bandėm. Šiandien noriu pabandyti išsiverti bolbių. Turėjom katilatį, turėjom bolbis, turėjom kruosnį. Trūks tik ugniais ir smėliaus. Teisingai supratot, smėliaus. Jokių vandens nebus, versiam bolbį smėlį. Kaitam ognį, įverdam bolbis. Ognis plešk, puikiai, važiuojam smėliaus, to jis betrūksta. Miškas, pušinėlis, garantuota bus ir smėlinėlis. Taip ir yra, tik žemelį su smėliuku. Vo, šitą puikiausia, išarta. Imk ir kask į katilatį. Kudė kas su kirviu, nes žioplys užmiršau pasiimti šių pelatį. Ir šito smėlio, bet štai tik paviršiaus toks. Vo, šitą gers. Nu, gal ir užteks, ką? Nereik, čia labai daug. Tada bolbis turės dėties. Nu, ko? Pats čiesas pasiruoštas bolbis. Smėlį turėjom, su šapukas toks gers, bet net nežinau, kaip čia geriau padarius. Biškit nusikratykiam tos smėlios. Čia darba staliaus. Ar išsikratykiam vės. Nu, dabar bus gera. Su visom šaknim, su lapas. Gerai bus. Nu, smėlioka. Sodinam bulbelį. Gal daugiau tos smėlios reikėjo. Davėm bulbelį. Davėm bulbelį. Davėm bulbelį. Vėliek smėlioka. Lapą nereikia. Kažin, koks smėliaus skonis. Bet bulbį nenuplaudau. Reikėjo bulbis nuplauti musitą. Garantuota reikia nuplauti bulbis. Vėliek bulbelį. Ką pavasarį. Nu, grina, ką pavasarį. Tik tarpą mažesnį. Kažin, kiek čia tų sluoksnių gausias. Čiut nepabėga. Vėliek smėlioka. Drosksą įdėję. Drosks juk reikia įdėti. Nu, įdavė vienas sluoksnėlis mustas ir viskas. Nu ko, užkasam. Smėliaus, žinokit, parsivežiau pats tas, tai kiek reikėjai. Tai kaip parsivežiau. Pats gazas gavas. Nu ko, mūsų šaunam į koknį. A ne? Aš mėslyko šaunam. Vis darom veitas. O da čia ir malku geru.
Pasidarom vietas, kur stovės mums katilatis. Čia kažkur turėtum stovėti katilatis. Nu ko? Krosnį paruoštą. Jėmam įdedam. O, dabar bus gera. Kai gal giliau. Jau dabar bus gera. Nu į ko? Mūsų kokį valandelį, ne? Gal da ilgiau. Ir aš mėsliai, kol čia tos bulbis iškeps, galime kavos pasidaryti. Reikia prasimalti šviežių pupėlių. Nu koks šviežių? Šviežią prasimalti bent jau. Susireguliavau kavamalį ir galia malti. Po praeitą video gavau komentarų, kad rupė mal. Tai dabar pasmulkinau. Dabar jau smulkiau mal. Dabar jau bus gerai. Nu, kap šitas vaizdėlis. Nu, atrodo, kad deg malkas, o kap iš tikrųjų. Jeigu šimtumėm pavyzdėti, kaip atrodo viskas. Kaip sakot. Davai, pabandom, tai. Pabandom. Bet čia tik pabandymą, ne? Galvokim, kada neišvė. Nu, kaip čia pasakius. Neslėps, kad atrodo moja dne. Neslėps. Ko nežinau, ar išviri. Atrodo, kaip išvėrus, žinokit. Atrodo, kaip išvėrus. Nu, tikrai atrodo, kaip išvėrus, ką. Nu, kas kons. Kas kons. Ne, dar reik verkti. Dar žalia. Dar žalia. Dar žalia. Dar tur verti. Dedam atgal. Mitrė. Praėjo 2 valandėlis. Aš mėsliui, kai jau išviri bolbis. Išvirs kom keista, vandens tai nebuvo, bet smėlė bolbis. Aš galvoju, kai jau išviri. Veizam kartu. Nu, veizam. Kas čia gausias. O, vaikime. Nebloga čia yra.
Nu, vaizdėlis toks. O kaip dabar išimsiam, tai dar nežinau. Šiaip kvaps geras ir kad galėčiau perduoti kvapą, koks dar kvaps, jį būtum visai gera, bet kvapą perduoti dar neišmokom per video. Kad nebus ta pati bulbė, kur aš jau buvau prarakęs. Tai jau, ta pati bus. Bandykime, manom, išimti. O, dabar jau konkrečiai išvirė. Tai išvirė, aišku, ta smėlėta bulbelė ir smėlėta. Nieks anos jau čia taip jau nebijės, bet kieta tikra pakštavosim. Nu, pasižiūrėkim, kaip čia atrodo ta pati bulvelė. Ir toks skūri įdomi. Nu, skūri įdomi ir. Vo, bet anu matos, kad ir pilna iškepusi. Minkšta šita bulbelė. Visko. Nu, kon, rėk, kas tai iki kitų? Kaip įdomi, ką papačiuoti mes. Kaip tom kitom bulbelėm. O, šitą. Žiūrėk, prie kraštą iškart matos. Kur arčiau kraštą netgi vo į padėgį. Tik su skūru gavos. Nu, įdomi. Čia, hoba. Nu, kon, bandom. Paprasta bolbė bus paprasta bolbė. Kastin rėk. Dar ir kastin, man rodos, ta bolbė bus tada jau normali. Žiūram. Kvapėlis geras. Kveptai žiauriai gerai. O karšta kokia ekso. Nu, bandom. Aišku, smėlė keptų, tai biški su smėliu. Bet kokį karštą. Bet kad iškepė, tai 100%. Žiauriai gaila, kad negali per video perduoti to kvapą, nes kvaps šitoks yra. Nu, nemok pasakyti. Paukščiukam tolbont jaudas įded, bet tas tokia tikra dūma ir tokios keptas bolbis, bet nu, nesukau nesumaišys. Beveik aplaužį keptas, bet čia buvo keptas smėlė. Tai dar gal net geriau. Skonis ir kitoks. Ta bolbė nėra tokia, kaip čia pasakyti, ištėžus, tokia šlapi, nes vandens nebuvo. Gal daug vitaminų, man rodos, kad čia vėjinį vitaminą. O šiaip tai eksperimentą laikau pavykus, nes ilgą žadėjau tom padaryti, pabandyti iškepti, arba kitap sakant išverti. Smėlėje, be vandens ir manau, kad pavyko. Bolbis, keptas, vertas. Smėlė, gal keptas reikia sakyti. Kaip sako, ta keptas vertas. Bet skonis, va. Liuks. Spaudu, patinka. Susmėlinu už aukštą. Aišku, ilgiau kepi. Beveik por valandų leidau kepti. Nu, nes kol tas smėlis mus tas įkaist. Turbūt laikus tam. Dėkau, kad veizėjot. Jeigu norėsit, galit bandyti numus. Mėsliu, kad grilėje įdėjus į smėlį katilą su smėliu irgi turėtų išsikepti, nebūtina tokio krosnė, bet manau, kad grilėje irgi turėtumėte išsikepti. Jeigu norit, pabandykit. Jeigu pavyks, atsiųskit nuotraukelę bent jau, ar komentarą parašykit. Iki.